Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ramybė jums. Ir tau, Evangelijų. Brangus broliai seserys, mėly senjorai, džiaugiamės, kad šiandien galime pasveikinti sopulingąją Dievo motiną Mariją. Jos šiandieną minėjimas. Suprasdami, jog ne visuomet šloviname Viešpatį, nekartą buvome žeidę Dievą, artimą, atsiprašykime, kad vertai dalyvautume šventoje mišių aukoje. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius ir jūs, broliai seserys, melsti už mane Viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Viešpatie pasigailėk. Kristau pasigailėk. Kristau pasigailėk. Viešpatie pasigailėk. Melskimės. Dieve, prie iškelto ant kryžiaus savo sūnaus, tu leidai stovėti kenčiančiai motinai. Suteik bažnyčiai malonę kartu su ja dalyvauti Kristaus kančioje ir džiaugtis prisikėlimo garbėje. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Skaitinys iš laiško Žydams. Kristus savo kūno dienomis siuntė savo prašymus bei maldavimus su balsiu šauksmu bei ašaromis į tą, kuris jį galėjo išgelbėti nuo mirties ir buvo išklausytas dėl savo pagarbumo. Būdamas sūnus, jis savo kentėjimuose išmoko klusnumo ir pasiekęs tobulumą visiems, kurie jo klauso, tapo amžinojo gyvenimo išganymo priežastimi, Dievo pavadintas vyriausiuoju kunigu Melchizedeko būdu. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui.
Viešpatie, gelbėk mane, esi gailestingas. Viešpatie, gelbėk mane, esi gailestingas. Tavim pasitikiu, Dieve, ir amžiais nebūsiu atvilktas. Mane dėl savo ištikimybės vaduoki, atkreipk į mane savo ausį, skubėk manęs gelbėk. Viešpatie, gelbėk mane, esi gailestingas. Būk man uola slėptis pavojui, gelbėtis galinga tvirtovė. Tikrai tu uola ir tvirtovė, todėl savo garbei mane veski ganysi. Viešpatie, gelbėk mane, esi gailestingas. Iš painiosi tu iš pinklių man priraizgytų, tu giesi mano tvirtybė. Į tavo rankas pavedu savo gyvybę, mane išvaduosi, Dieve, ištikimasis. Viešpatie, gelbėk mane, esi gailestingas. Bet aš tavimi, Viešpatie, kliaujuos, sakau, tu mano Dievas, tik tavo rankose mano likimas. Išgelbėk mane nuo priešo kėslų, nuo mano engėjų. Viešpatie, gelbėk mane, esi gailestingas. O koks tu, Viešpatie, geras, meilus visiems, kurie tavęs bijo, visiems, kurie tavimi vylės, visai žmonijų būryje. Viešpatie, gelbėk mane, esi gailestingas. Sekvencija. Kristaus motina šventoji, spaus giliai širdin manojoj nukryžiuotojo žaizdas. Tu neduok praeit pro šalį, jo širdies skausmų bent dalį, leisk iškęsti užkaltes. Leisk prie kryžiaus apsistoti, su tavim drauge raudoti, likti su tavim kartu. Aš po kryžiumi norėčiau su tavim drauge stovėti, lieti ašaras gailias. O skaisčiausiai mergelė, tavo meilės karčią dalę graudžiai leisk apverkti man. Leisk suprasti Kristaus mirtį, leisk į kančią jo patirti ir pajusti jo žaizdas. Žaizdos jo tegul kankina, kryžius jo teapsvaigina, telpstu drauge su juo. Teismo dieną gink, Marija, nuo liepsnų, kurios praryja sielas nuodėmės vergų. Kristau, kai kelionę baigsiu, palmę pergalės įteiksi man dėl motinos maldų.
Dėl savų kančių baisiųjų, Josios ašarų karčiųjų, leis gyventi amžinai. Amen. Alleluja, alleluja, laiminga mergelė Marija ir nemirusi pelnė kankystės palmę, o viešpaties kryžiumi. Alleluja, alleluja, alleluja. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Garbė tau, viešpatie. Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo Marija Kleopienė ir Marija Magdalietė. Pamatęs stovinčią motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: Moterie, štai tavo sūnus. Paskui tarė mokiniui: štai tavo motina. Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Tai Viešpaties žodis. Šlovė tau, Kristau. Brangus broliai seserys, šiandien bažnyčia prisimena sopulingąją arba skausmingąją Dievo motiną Mariją. Dažnai mes žvelgiame į Mariją ir mąstome, kokia jinai laiminga. Ji iš tiesų be galo laiminga. Ji labiausiai išaukštinta. Ji padovanojo mums išganytoją Jėzų Kristų, kad kiekvienas, kuris ją tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Tačiau pažvelkime, koks buvo Kristaus atėjimas į pasaulį. Betliejaus tvartelyje gimsta išganytojas. Ar galime įsivaizduoti, kad šių dienų motina pagimdytų tvartelyje savo vaiką? Kaip toliau vaikas auga, stiprėja. Ir žiūrėkim, 12-metis Jėzus kelyje Jeruzalę, grįžtant pasimeta ir 3 dienas Marija ieško jo. Su skausmu ieško savo kūdikio, vaikučio. Vėliau gyvenimas eina paprasta linkme, kasdienybė, bet atėjus laiko pilnatvei, išganytojas turi paimti kryžių ir nešti jį į Golgotos kalną viršukalnę. Pagaliau ištiesia rankas, paniekintas, apspjaudytas, miršta, ištaręs atlikta, išsipildė. Kaip visą tai pakęsti motinai, kuri supranta, jog tai nepaprastas kūdikis, tai išganytojas, tai atpirkėjas, žmonijos gelbėtojas, ir jis turėjo tiek iškentėti. Koks skausmas motinai visą tai matyti. Ir mes girdime šventajame rašte apie tai aprašyta, ar yra skausmas didesnis kaip jos skausmas. Šito skausmo akivaizdoje mes žvelgiame į žemiškasias motinas, kurios šiandieną gali drąsiai kreiptis į skausmingąją motiną,
kuri labiausiai supranta žemiškųjų motinų skausmus, kuri labiausiai atjaučia ir nepaprastai myli visas žemiškasias motinas, kurios aukojasi dėl savo vaikų ir trokšta, kad jie pažintų jos sūnų Jėzų Kristų, pamiltų jį ir pasiektų amžino gyvenimo tėvynę. Todėl skubėkime prie šios skausmingos motinos, į jos rankas sudėkime savo skausmą ir džiaugsmą ir pasakykime: Marija, aš pasitikiu tavim, juk tu esi motina, kurią išganytojas mums paskiria kaip dangaus ir žemės karalienę, kuri supranta, myli, atjaučia ir rūpinasi kiekvienu žemės vaiku, kad jis nepaklystų, bet pasiektų savo tikslą – Dievą, dangų, amžinybę. Tad paduokime Marijai ranką ir drąsiai eikime tikėjimo keliu, kuris mus visus nuves į amžinąjį susitikimą su dangiškąja motina Marija ir jos sūnumi Jėzumi Kristumi. Visuotinės maldos. Džiaugdamiesi nepaprastu Marijos išaukštinimo, šią skausmingąją Marijos prisiminimo dieną melskime visagalį Dievo malonių savo ir kitiems šios žemės keleiviams, tardami: išklausyk mus, Viešpatie. Prašome Dievą, kad Marijos globojama bažnyčia sėkmingai vestų savo vaikus į šventumą. Išklausyk mus, Viešpatie. Prašome Dievą, kad mūsų jaunimas dar labiau pamiltų Mariją ir pasiektų jos dorybėmis. Išklausyk mus, Viešpatie. Prašome Dievą, kad visi sergantis ir vargstantis susilauktų Marijos pagalbos. Išklausyk mus, Viešpatie. Prašome malonės, kad mūsų parapijoje ir tėvynėje vis labiau klestėtų blaivumas ir skaistumas. Išklausyk mus, Viešpatie. Prašome Dievą, kad visiems čia susirinkusiems Marija padėtų pasiekti laimingą amžinybę. Išklausyk mus, Viešpatie. Marija, padėk šventai žemei, Ukrainai išsivaduoti iš baisių karo pavojų, kad jie galėtų vėl šlovinti Viešpatį ir gyventi taikoje ir meilėje. Išklausyk mus, Viešpatie. Marija, globok mūsų brangią tėvynę Lietuvą, kad visi vaikai eitų ištikimybės ir meilės keliu. Išklausyk mus, Viešpatie. Visagali Dieve, švenčiausia mergelė Marija, iškėlęs į dangišką garbę, per ją parodyk žmogui jo išaukštinimą ir padėk nuolat veržtis į tave. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. Išklausyk
Melskitės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Te priima Viešpats iš tavo rankų šią auką, tegul įteikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą. Gailestingasis Dieve, tu švenčiausia mergelė Marija, stovinčią po Jėzaus kryžiumi, teikeisi mums skirti maloningąją motiną. Priimk savo vardo šlovei mūsų atnašas ir maldas, kuriomis norime pagerbti jos sopulius. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Aukštyn širdis. Keliame Viešpatį. Dėkokime Viešpačiui Dievui. Verta ir teisinga. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur. Ir visada tau, dangaus Tėve, dėkoti. Ir šiandien, kai pagerbėme švenčiausią mergelę Mariją, tave garbinti, šlovinti ir aukštinti. Šventosios dvasios veikimu ji pradėjo vienatinį tavo sūnų ir išlikdama garbinga mergelė pagimdė pasaulio amžinąją šviesą mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Per jį tavo didybę garbina angelai ir arkangelai, o su jais cherubinai, serafinai ir šventųjų minios tau reiškia džiaugsmingą sutartinę šlovę. Leisk ir mums, meldžiame, prie jų prisidėti, drauge su jais nuolankiai tau giedoti. Šventa, 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 šventas, Tikrai, tu Viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis. Todėl tave prašome, šventosios dvasios galia pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų Viešpaties, Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo noru turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas: imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas, davė mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Mes skelbiame Viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateiti. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą,
mes tau viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukė mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus, Kristaus kūną ir kraujo aukos dalyvius, šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink viešpatie savo bažnyčią plačiajam pasaulyje, ugdyk jo tobulą meilę, globok mūsų popiežių Leoną XIV, mūsų vyskupą Darių, mane nevertą savo tarną ir visą kunigiją. Atmink mirusios mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti. Ir visiems tavo malonę baigusiam žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk, meldžiame mūsų visų ir leiskim drauge su šventaja Dievo gimdytoja mergele Marija, su šventuoju Juozapu, jo sužadėtiniu, su palaimintais apaštalais ir visais šventaisiais turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį su juo ir jame tau visą gali Dieve Tėve su šventaja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Amen. Išganytojo pamokyti ir jo liepiami drįstame tarti: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmės išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs: aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteikia žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Viešpatės ramybė visada telydi jus. Telydi ir tave. Palinkėkite vieni kitiems ramybės. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Džiaukitės dalyvaudami Kristaus kentėjimuose, kad ir tada, kai jo šlovė apsireikš, galėtumėte
džiūgauti ir linksmintis. Kristaus kūnas ir kraujas. Kristaus kūnas ir kraujas. Amen. Kristaus kūnas ir kraujas. Amen. Melskimės.
Minėdami švenčiausiosios mergelės Marijos skausmus, priėmėme amžinojo atpirkimo sakramentą ir meldžiame tave, Viešpatie, kad mūsų vargus prijungtum prie Kristaus kentėjimų už bažnyčią. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Malda prašant pašaukimų. Jėzau, gerasis ganytojau, tu atėjai, kad surastum ir išgelbėtum tuos, kurie buvo pražuvę. Tu įsteigi bažnyčiai kunigystę, kuri privalo tęsti tavo darbą per amžius. Mes karštai meldžiame tave, atsiųs darbininkui savo vynuogyną, siųs savo bažnyčiai vertų kunigų, atsiųs brolių ir seserų vienuolių. Duok, kad visi, kuriuos tu prieš amžius įsirinkai savo tarnybai, paklustų tavajam pašaukimui, bet kad ne vienas nepašauktas neįsibrautų į tavo šventovę. Dieve, kuris į savo beribės meilės padovanoja mums gyvenimą, tu trokšti, kad būtume laimingi, prieš akis šeimos, kunigystės ir pašvęsto gyvenimo keliai. Padrasink jaunus žmonės ir patark, kurį kelią jie turi pasirinkti. Suteik jiems drąsos, nebijoti plačiai atverti širdžių duris amžinai meiliai. Paimk juos už rankos ir parodyk jiems tiesos ir meilės kelią. Leisk jiems suprasti, kokį žingsnį turi žengti savo laimės link. Viešpatie, kreipk juos ten, kur tu nori, ir suteik ištvermės malonę. Marija, bažnyčios motina, globok, patark, drąsink ir vesk jaunus žmonės pašaukimo keliu. Amen. Kad Viešpats ir toliau lydėtų mus gyvenimo kelionėje, o sopulingoji motina Marija užtartų mus ir vestų šventumo keliu į tėvo namus, suteiksiu visiems palaiminimą. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Garbė Viešpatės vardui. Dabar ir per amžius. Te padeda mums Viešpats. Dangaus ir žemės kūrėjas. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Te lydi jūs Viešpatės malonė. Dėkojame Dievui. Marija, Marija, skaisčiausia lelija, tu švieti aukštai ant dangaus, paramdink hergiją, pagelbėk žmonijai, išgelbėk nuo priešo baisaus. Paramdink hergiją, pagelbėk žmonijai, išgelbėk nuo priešo baisaus. Mes klystantys žmonės, maldaujam malonės, Marija maldų neatmes. Tarp dargančių marių, šių žemiškų karių, nupuolančius stiprink ir gask. Tarp dargančių marių, šių žemiškų karių, nupuolančius stiprink ir gask. Marija, Marija, skaisčiausia lelija, dangaus
Marija.